Dievas neieškojo patogios vietos, tinkamo laiko ir saugios situacijos, kad gimtų. Jis nesirinko turtingos šeimos, nei tobulos politinės santvarkos, nei teisingos religijos. Jis pasirinko neturtą, trapumą, neužtikrintumą. Jis atėjo pasaulį tokį, koks jis yra. Pasaulyje pilna žmonių galios, kuri nori būti dieviška, kaip Cezaris Augustas, kuris surengė surašymą, norėdamas užimti Dievo vietą. Surašymas Biblijoje tai ženklas žmogaus norinčio valdyti, kas priklauso tik Dievui. O būtent ten Dievas pasirenka apsireikšti, ne viršoje, bet apačioje. Jis pasirenka vargšų šeimą, kuri priversta paklusti, keliauti, kentėti. Marija ir Juozapas tampa pabėgėliais, keliautojais, priespaudos aukomis. Dievui nereikia tobulos vietos, kad apsireikštų. Jis nelaukia idealių sąlygų. Jam nereikia nepriekaištingo pamaldumo. Jis ateina toks, koks yra ir kur esame mes. Jis ateina tam, kad išgelbėtų mus iš mūsų pačių nesugebėjimo gyventi, valdyti save, suprasti pasaulį. Ateina, kad sugrąžintų gyvenimą, kryptį, tikrus santykius. Ateina, kad vėl atrastume savo rūmą, būti dukromis ir sūnomis, nebe našlaičiais, kurie maldauja vietos dėmesio pritarimo. Evangelijoje skaitome, jam neatsirado vietos ir vis dėlto Dievas gimė. Tačiau net ir šiandien jam dažnai nėra vietos mūsų širdyje. Mes per daug užsiėmę, per daug skubam, per daug statome gyvenimą ant smėlio, ieškodami saugumo, kuris subyra. Šią naktį Viešpats klausia tik vieno: ar turi man vietos? Ar rasi akimirką sustoti, išgirsti, nustebti? Jis neatėjo dėl savęs, jis atėjo dėl tavęs ir manęs, kad net baimėje, krizėje, nežinioje mes galėtume juo pasitikėti ir su juo atnešti šviesą ten, kur jos trūksta. Nesiblaškyk šiandien tarp daugybės reikalų, nepraleisk šios nakties, sustok, kontempliuok, priimk ir nusistebėk, nes šiandien gimė gelbėtojas. Palaimintos dienos.